Badauskai suka taip elektrą atgal, kad užsidegė virš įtampinį. O kaip matom, yra tik tai lempa pajungta, tamsuoj, kad degtų, ir šaldytuvas, kuris net nedirba. Bei paprasta 11 vatų lempa. Ir užsidegė virš įtampinį. Badauskai vagia elektrą. Toliau. Ir yra pilnai apkrauta antra fazė. Nes virš įtampinį apsauga. Šis prailgintuvas yra su virš įtampinį apsaugoti. Ir jis užsidegė. Šitai Badauskai vagia elektrą. Trečia fazė irgi įtampa aukšta. Įrenginiai yra sustabdyti, matosi, kad net nejuda. Elektros keitimas yra kas sekundę. Pilnai įsidegė virš įtampinį. Labai gerai matos. Net jeigu išjungus net šaldytuvą, išjungus lempą, vis tiek atbulinė eiga pareina maitinimas. Atbulinė eiga pareina maitinimas ir sukelia degimą. Pažiūrėjau, viską išsijungiam. Ir dega virš įtampinį. Badauskai suka elektrą, sukėlė įtampą, visiškai viską išjungiam. Visiškai išjungsim net šviesą, visiškai viską išjungiam iš prailgintuvo. Ir prailgintuvas rodo, kad yra sukelta įtampa. Prailgintuvas rodo pilnai, kad Badauskai sukdami elektrą sukėlė įtampą. Elektros vagystė. Trečia fazė. Įtampa pakankamai irgi dar didelė. Tai yra nuo tos minutės, kai grįžau iš darbo, vyksta šitokie dalykai, o kas vyksta mums nebūnant namuose, dėl to mes ir degam. Išvažiuojam, išsijunginėjai viską. Badauskai vagia elektrą. Piktogramos rodo, kad vyksta didžiuliai šuoliai elektros vartojimo. Visiškai viskas ištraukta. Ir rodo virš įtampinį. Visiškai viskas ištraukta. Ir šitai Badauskai vagia elektrą. Šitai Badauskai vagia elektrą. Perjungusi trečią fazę, trečiai fazai dingsta. Trečiai fazai dingsta. Grąžinkim vėl į antrą fazę prailgintuvą. Į antroji fazę matom, kaip yra virš įtampinė ir Badauskai vagia antrą fazę. Jie yra visiškai tiek trečia fazė įtampa aukšta, tiek antra fazė įtampa labai aukšta. Be galo aukšta. Net prailgintuvas apsauga rodo. Įjungus į trečią fazę, kur yra padaryta rozetė. Su prailgintuvu ir pajungta rozetė padaryta, kad būtų patogiau. Šitai Badauskai vagia. ESO Ignitis dangsto, Telšių policija dangsto Badauskų nusikaltimus. Tai yra kibernetiniai vagystės vyksta dėl to, kad Badauskai vagia, turi 252 įrenginius ir šildosi visus 2 pastatus savo su elektra 14 metų, nes 14 metų didžiulės sąskaitos. Tai yra visiškai netitinka net gamintojo duomenų, tai yra pats aukščiausias gamintojų rodiklis pateikiamas dokumentuose visados.
Ir jis visiškai netitinka, tai yra 10 kartų viršijamas elektros suvartojimas. Mes negalim viršyti net žiemos metu su šilumos Aukštaitijos katilu, mes negalim viršyti daugiau nei 150 kW. Kaip matom, 139 kW vasario mėnesį yra buvę 22 metais, 23 metais. Ir šitaip yra vagiama elektra. Vaikų teisės, čia yra korupcija, tai yra sisteminis klanas, kuris yra papirkinėjimas Vadauskų. Vadauskai turi pinigų papirkti policiją, teismo ekspertus, apeliacinį teismą, naujoką, psichiatrą, bet neturi pinigų susimokėti. Kiek pinigų jie išeikvoja papirkinėdami politikus, ESO, Ignitį, galėtų susimokėti ir turėti savo jėgainę elektros. Bet jiems tai nerūpi. Jiems rūpi, kiek įmanoma padegti, pakenkti, sulaužyti, sudeginti, pradurti, pasikėsinti gyvybę, nužudyti šunį. Mes net nežinom, kada įsilaužę namus jie apnuodys mūsų maistą. Badauskas dar rugsėjo mėnesį 23 metų kalbėjo, kad reikia žiurknuodžių padėti. Tai buvo kalba, kaip mane nunuodyti, manim atsikratyti. Bet nunuodijo šunį. Greičiausiai įsilaužusi namų šuo apipuolė juos ir buvo šuo nunuodytas, nes jis lodavo nakties metu, kada Badauskas tik tai ateidavo. Tai va, šitokia yra virš įtampinė. Šitokia yra elektra, matom, jis keičiasi, bet rodos, kokia yra virš įtampa. Tai yra antra fazė, vyksta didžiulė vagystė.